UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. Esame Klaipėdoje ir Klaipėdoje gavom pasiūlymą BMW, ir man atrodo parašė žmonės, tai atvykome jį apsižiūrėti. Truputį apie BMW. O ką truputį apie BMW? Juodas universalas Ampakas. Panoramų 3 litrai dyzelis. Sveiki atvykę į Klaipėdą, bet aš žinok vis tiek bet kokiu atveju prašysiu išvaryti jį O, čia matas yra pabraižyta. Kėbulo numerį radai? Ne, čia turėtų būti. Oi, tai Hedapas. Aš taip apsidžiaugiu. Hedapas kaip ir turėtų būti, bet jo liktas kaip ir nėra. Sakė, kad dega visą laiką, kad bagažinės dangtis atidarytas. Tai mūsų laidai. Laidai. Sveiki. Tik tai aš nežinau, gal pavažiuojam iki plovyklos, kad biški daugiau šviesos būtų, nes čia žiauriai tamsu, mes nieko nematysim. Užsikūrė BMW, jau geras ženklas, bet matau klaidų dega. Čiukai arti. Telpė. Matosi, kad savam kieme. Kas yra? Jis visą laiką, kai užgesina mašiną, palieka NN. Matai, toks įpratis ir aš pirmą įjungiu neutralą, užtraukiu rankinį ir pamirštu, paspaudžiu mygtuką, užgesinu, nes šiaip taip automatą reikia daryti, kad dėžė nesilaužytų, tai iškart parkingą negali jungti. Pirmą neutrausiu, užtraukiu rankinį, atleidi gazą, ginai. Taip, dėl rankinio sutinku, nes labai daug kas su automatu nenaudoja rankinio, ypač kada ant apkrovos. Aš darau kitaip, aš užtraukiu rankinį ir tada tik tai jungiu parkingą. O kelintų jisai metų? 7? Kas bloką, keičiau, čia yra išardyta, čia detalė yra. O kodėl turėtų būti hedapas, bet jo nėra? Ar šviečia? Normaliai veikia? Užsikurkė, pažiūrėkit. Yra, tai kaip mes čia tai pažiūrėjom. Kažko trūksta, gal stikliukas dar papildomas turėtų Nu, būti. ten turėtų būti dangtelis toks. Taip, Ai, pažiūrėk. stikliukas yra, bet pas mus kažkaip kitaip atrodo. No. O gerai, o tai plasmasės yra Čia šitas? yra, aš sakau, vakar sutvarkė man kas bloką. Neveikia? Kas neveiktas. Yra, žiūrėkit, man buvo kažkada vasaros stiklas susikirtęs. Dariau duris, čia viskas, va išlenkta yra, matot kaip nesuin. Aha. Va čia išlenkta yra, reikia tvarkyti, kaip, užsikuriu mašiną, visą laiką man rodo, kad atidaryta bagažinė, čia neini daryti. O taip atsidarėm normaliai? Taip, tai, pažiūrėkit. Leidžiant į frizą? Leidžiant į frizą, jo. Nežinau, pro kur čia tos visos detalės. O tai gerai, kas kiek laiko reikia dapilti? Į savaitę bent pusykščią. Bent pusę litro? Čia varžtai visi, ne? Na, čia varžtai va visi čia. Neberinkau, sakau, aš nebenoriu kišti už juosius. Čia yra viskas, yra čia rakts, yra... Čia nežinau, kur pirkau, čia net ne mano, yra čia vasalyką, gali prisijungti. Gerai, kad čia salonė pas mus šildomas. Galėsiu tą parodyti, kokias klaidas yra viena lemputė, nešviečia. Jo, mačiau, kad nešviečia numerio apšvietimas. Tada mačiau, kad metė klaidą, kad slėgio trūksta padanguose. O, blemba, kaip šitą. Kaip taip įmanoma? O kaip pakaba? Važiuoklė? Jo. Irgi taisiau vasarą. Bet tai dabar neturi jokių pašalinių garsų. Tepaliukas bėga. Čia bamperis brauktas? Jau, Ar čia purvas? čia brauktas. Ne, arba. Brauktas. Ne, čia purvas. O gerai, o kokia rida pas ją? Šiaip reikėtų pasižiūrėti per kalėdį. Aš patikrinsiu. tą pačią komplektaciją pasižiūrėti. 336. Dabar rida pas automobilį 3360. Žibintas vienas rasoja, kitas sveikas, elektronikas veikia. Reaguoja į mašiną. Man čia visą laiką buvo keista, kaip nefeisė sugalvojama tokioj pozicijoje įdėti tą valdymą langų. Jis ant tiek yra nepatogus, realiai išsisukti kas kartą rankvairiukas. Bet klasikinė irgi buvo problema pasitrinusios vietos, kur rankas laikai. O, užuolaidos. Nu įdomiausia, kur tas antifrizas dingsta. Užuolaidos yra. Svarbiausia, kad ne į čia. Bliamba. Lygtais ne į čia. Man atrodo, kad tepalo per daug. O tai gali reikšti ką? Kad antifrizas atsidūrė tepalė, bet būtų košė. Nu, virš maksimumo. O kada tepalą dapilinėjai paskutinį kartą? Irgi mūsų prieš porą savaičių. Bet gali būt, kad perpiliai. Nu, nes bajeris toks gali būt, kad jisai dingsta į čia. Užkurkim gal? Apsaugos nėra. Kas yra? Nu, sakė, kad parduos BMW ir nebepirks BMW. Sakė, prakeik tą mašiną. Pralėkim? Kas čia kabo prie lango? Prie lango čia kaba Antena. antena. Ir šviesą reikia visą laiką išjungti, nes dėl Bagažinės. bagažinės, jo. Čia dabar dar aš šviečiu. 50, jeigu važiuoji, pradedi stabdyti, jau pradedi vairis tenai. Na ir visą laiką, nes protas sustoja ir to bagažinį atidaryti. O kas su vairu yra? Na, tik neįsibėgėkit daug stipriai, nes pradeda daužyti, va. Mat, jaučiat kaip vibruoja.
Tai čia neskreiviai stabdžių diskai. Jis O stovėjo ilgi. klausyk, kodėl taip garsiai dirba? Štiesus išmetimas? Jisai išėmęs Ir štai tenais išėjom. plasmasės. Na, ir izoliacijos matyti, kai nėra dabar. Nes realiai variklis atrodo, kad čia dirba. Ir duodi gazą dūmin labai stipriai, jis nežinau, čipuots gal yra. Aš tai manau, kad ne čipuotas jis yra, o iškastruotas. A gal iškastravo ir O pačipavo? galima pečiuką įjungti, tegul pašildo. Aš noriu pažiūrėti, ar šildo. Ui, vabesta yra, tai gerai šildo. Kiek laiko čia daužosi tie stabdžiai? 2 savaitės beveik. Bet tai po ko... Man žinot, kada čia... Čia bagažinė. Čia pats baisiausias BMW garsas. Ir jisai kas yra šlikščiausia ir su temperatūra, ir su viskuo. Važiuoja tik tai nuo +4 į +3. Drin ir iš karto baimė. Tai gerai, tai kas buvo? Pastovėjo mašina ir pradėjo... Gerai. Ką tu realiai nori už ją gauti? 3, bent jau. Nu, blemba, aš tai iš tikrųjų, kai man prašė, kad geras, tai taip ir planavau, kad mes 3... Tai draugį rašinėjus. Tai šitą labai daug smulkmenų visokių, prie ko prisikabina ir pavyzdžiui, netgi iš tikrųjų, kad dingsta antifrizas, parduosi mašiną, nepasakęs, kad dingsta antifrizas, tai po to su teismais bėdų gali turėti. O technikinį gali parodyti? Tai palauk, techas galioja, tu sakai, praėjai rugpjūčio mėnesį techai? Prieš 2 metus, 1,5 metų. Nu šyla, kažką šildo, kažką daro. O kodėl taip mirksi? Ar čia tiesiog kažkas jai nepatinka? Nežinau, tas... Gali būti šiaip, kad mirksi dėl to, kad ledai sudėti. O davai, palauk, aš išlipsiu. Pagazuot? Jo. Na, kaip be katulico. Jis čia konkrečiai iškastruotas. Nu ir ką tu galvoja, ar reikia tokių prekių į Vilnių parvežti? Jis ir garsiau kažkaip dirba. Nu bet tai čia gali būti dėl to pačio katalizatoriaus. Aš galvoju, kad jis įfeisas. Nes 27 metai, čia yra tas pereinamasis modelis, kai raktelis pasikeičia. Raktelis jau kaip pas mus emki. Bet jisai dar ne, ir tipo motoras naujesnis eina, 26 metais keičiasi, o nuo 27 kažkelinto mėnesio prasideda feisas. Bet šiaip 3000 už jį daug. Daug, aš galvočiau, kad maksimum 2,5. Aš net ir 2,5 manau labai daug. Labai daug problemų. Dabar lysti bagažinę 100% laidai, plus vyriai bus sulamdyti, variklis apstepalavęs. Tiek prie GR aušintuvo, tiek prie turbos, plus antifrizas dingsta. Stabdžiai, čia prie kokių 110, kai paspausi stabdį, kai iškalatos. Tai gerai, tai ką tu galvotum, žinokė? Aš manau, čia maksimum 2. Einam siūlyt. Mes tai realiai, jeigu žinai, kiek pasiūlytum? 2. Jo, aš nenoriu, ta prasme, brūžinti, ten, žinai, kažką sakyti. Pats matai, kokia mašina ir kad jinai reikalauja investicijų. O blogiausiu atveju, tai va, į plovyklą, nuplauni, sufotkini viską, visus defektus gerai aprašai ir nemokamai į autą įdedi. Susikūrė aukcioną nemokamą. Jau tą įdėti, kad yra aukcionai tokie. Tai va, tai tau pavyzdžiui, dirbant darbą kiekvieną dieną tai būtų labai patogu. Tiesiog įdedi į aukcioną, nusistatysi savo rezervą ir šitą. Nu ir pavyzdžiui, nusistatysi rezervą, kad 3000 nori, bet tik būtinai aprašyk visus defektus. Nu ir viskas, surinks tavo, kiek tu nori, jeigu surinks. Tada galėsi parduoti, atvažiuos žmonės ir tiesiog pasiims tą mašiną. Jeigu nepasieks tos kainos, kurios norėjai, tai galėsi arba nebetęst pardavimą, arba pakartoti aukcioną ir lauk, kol surinks. Ačiū tau labai, kad parodė. Ačiū. Gerą vakarą. Na, dėkui, jam irgi. Labą dieną. Na ką, pradedame didžiausius darbus, tiksliau jau juos pradėjome, todėl kad Volvo atvyko iš Amerikos be rakto, o šiuo metu raktas yra pas mane kairėje rankoje. Bet aš jums jo nerodysiu. Apgavau. Raudonas, neklauskit kodėl, bet jeigu ir paklausit kodėl, tai galiu iš karto atsakyti. Žmonės, kurie darė raktą, tuo metu turėjo tik raudoną korpusą. Šiandien poryt turėjo atvežti dar juodą raktą, bet mes nusprendėme su kolega, kad darysime 2 raktus. Tai bus vienas raudonas, kitas juodas. Volvo jau užrašyta pas kėbulininkus. Volvos rakto padarimas mums kainavo 200 eurų. Jeigu kažkam reikės, kas daro raktus Volvom, tai parašykit, duosim kontaktą. Volvo netgi buvom užkūrę. Aš iš tikrųjų nustebau, kad neužsikūrė, nes galvojau, kad po to, kai šovė pagalvės, jinai tikrai nesikurs, bet viskas tvarkoja ir neužsikūrė. Siūlau nestovėti, o eiti prie darbų. Ir ką dabar reikia pasidaryti, tai reikia Volvo įsivaryti vidų. Reikia išsiaiškinti, kas yra su važiuoklė, nes ratai stovi į skirtingas pusės. Dabar Volvo neturi gyvybės, o yra originalus laikiklis. Einu atsinešiu akumą, užmesiu laidus, atsidarysim bagažinę, įsidėsim naują akumą, užkursim ir bandysim pajudėti su jais iš vietos. Nežinau, kaip tai pavyks, aš tikiuosi, kad visi pusės čia viskas vietoje ir dar šiaip reikėtų apkasti sniegą, nes šiaip ant dienų nebuvo sniego, bet šiandien sniegas vėl yra. Galinės duris pradarykite.
Gaudėje turėtų atsiras gyvybė. O turėtų atsiras biški vietos. Opa. Mašina stovėjo kokius kaip minimum 4 mėnesius. Mes ją laimėjom spalio mėnesį, tai spalis, lapkritis, gruodis, sausis. Viskas švaru, gražu. Sutvarkysim, bus kaip nauja. Man reikia truputį įrankio. Atsinešu, atsisukam, susisukam, įdedam kumą, pakuriam ir važiuojam. Volvo mes laimėjom už 8200 su visais muitais, ne muitais, su importu. Čianais vietoje jinai mums stovi 11 840 eurų plus PVM. Dabar jau išleidom 200 eurų ant rakto. Rytoj Ignas važiuos detalių surinkinėti. Tai pliusuosim ir žiūrėsim, kiek Volvo mums atsistos. Aš manau, kad bandysim įtilpti į 20 000 plus PVM. Aš iš tikrųjų esu nustebęs, kiek daug visko reikėjo atjungti tam, kad pakeisti aklumą. Žiūrėkit, 1 fiškė, 2 fiškė, 3 fiškė, 4 fiškė, 5 fiškė, pliusas minus. Tai žodžiu, dabar viską reikia atgal sujungti, tada pajungsim minusą ir bandysime pažiūrėti, ar užsikūrė. Jeigu užsikūrė, tada apsikasime aplinkui esantį automobilį sniegą. Mūsų automobilis 4 varomųjų, jam sniegas nekliūtis. Aha, o jeigu pusašys išlūžęs arba dar kažkas, nori, kad užsiraustų ir plius ant vasarinių padangų. 35 laipsniai, kapotas atidarytas, 40 000 mylių ridos. Ir tarp kitko tikrintos ridos per Carvertical rida yra tikra. Viskas paruošta. Čia po to iš lauko viską susiruošim. Tai davai aš truputį nukasiu sniegą. Kaip visada, be nuotykių niekur. Kaip matote, esame visiškoje tamsoje. Todėl, kad mūsų garaže dingo elektra. Ir dingo ne tik pas mus, o visam korpuse. Mes nusprendėme vis tiek varytis mašiną. Kumas pajungtas, sniegas nukastas. Einam varyti valiu. Kur čia trukus, kur čia netrukus, pagaliau mašina vietoj. Dabar paimsim, susižiūrėsim, ko reikia pakaboj. Ignas rytoj lekia detalyčių. Tada pabandysim ją padaryti, kad jinai būtų važiuojanti. Nebebūtų tokių gairių kaip šiandien. Iš pirmo žvilgsnio atrodo gal šiek tiek ir baisiai, bet nemanau, kad čia kažkas labai baisiai baisaus. Man čia pavyko visai gerą kainą detalės rasti. Visas komplektinis priekis. Žiūrėk, kaip interkulerio trūksta. Jo, tai jinai ir baubė. Gaziuko duodė. Kas yra smagiausia, kad dalis jau yra rezervuotos. Komplektinis priekis tai yra visas priekis realiai mašinos su radiatoriais, su kapotais, su posparniais, su visko žodžiu. Kiek teko persiskambinti, tai kainos labai įvairios, yra vietomis 6 000, yra 5,5, yra 5. Man pavyko rasti už 3 000 eurų komplektinį priekį be kelių detalių, lempų, nes žmogus anglą ardo, ir be priekinio bamperio, nes pasino R-Designo, ar R-Line, nepamenu. Manau, visai nebloga kaina. Dariau skait, kodėl ratas taip klibo, pats jį atsukau. Ir kągi mes čia matome. Tai galbūt būčiau visai už posparnį nusisukti, kad būtų biškai daugiau vaizdo ir matomumo. Taip, bet jau pamatėme, kad yra va čia va lūžė, pusašis vietoj, lengvų rankos judesių nuims to Ignas posparnį. O, realiai sveikas posparnis. Šiaip ką matau, kad, pavyzdžiui, kas liečia šitą dalį, tai kaip ir viskas atrodo tvarkoje. Čia niekas neatrodo susiraukšlėje. Čia irgi niekas neišplėšta, o čia tik tai yra plyšę. Tai čia užlenkia tai. Manai, reikės keisti šitą dalį? Manau, kad ne. Iš karto galima fotkintis detalę. Arba rytoj vežtis kartu su savimi šrotu. Variklio apsauga matome sulaužyta ir yra varvanti. Bet man klausimas, kaip yra mūsų vadinamas kelmas, ar linkęs ar ne. Man ten matau oboliukas šviečia. Šitą dalį galim to. Taip sakant, atliksime apipjaustymą. Čia yra vairo traukė, čia yra vairo traukės angalis, čia yra vairo traukės obuolys. Mums reikia vairo traukės su obuoliu. Jeigu pasuktum vairo atgal, aš ją galėčiau, manau, įdėti. Bet aišku, čia taip nesilaikyt. Bet ją jau galima būtų vairuoti. Bet o tu nenori pabandyti su rankom pasukti? Jo, apie šitą nebuvau pagalvojęs. Nu, taip, viskas dabar vairuojama mašina.
Tvarkiau. Mechanikį Goro net. Kažkaip džiaugiuosi, kad netu kebulinius darysi. Matai, kaip aš 6 kebulinius dariau. Ei, kaip gražu. Šviežia mašina. Aš nematau prasmės čia kažkur daugiau lysti apart važiuoklės. Tai taip. Nebent galėtumėm dar variklio apsaugą nusiimti, tiesiog, kad dėl bendro išprusimo apsižiūrėti variklio skyrių. Nu, dėl bendro išprusimo čia biškių, taip sakant, reikia žaisti. Nori bairio? Nu. Pasinėra galės proklio. Atrodo kaip lingė kažkokia. Žiūrėjau viena ir eina per visą galą. Iki čia geras, ne? Bet kažkokia kaip plastikinė atrodo. Kaučiukinė. Bet šiaip ką galiu pasakyti, dugnas iš tikrųjų gražus. Ir žinau, kad labai daug kas skundžiasi, kad kraunant mašinas iš Amerikos labai dažnai apgadina dugną. Ką iš dugno apgadinimo matau, tai va, čia gal kažkiek paliesta, bet ir tai labai minimaliai. Va, matosi nuo šakių imta, bet niekas nesulaužyta, viskas gražu. Matosi, kad darbą atlieka profesionalai. Dėžė irgi niekas neapsitepalauja, viskas švaru, gražu. Dėžė aišku ne čia, čia razbatkė gal. Čia va truputuką radom alyvos nuotėkę ir panašu, kad per tepalo filtro korpusą. Tai reikės manyti apsiplauti, apsivalyti. Ja, daugiau nieko blogo realiai nematau. Pamatėm, kad galbūt truputį traversas yra palenktas. Šeštas vietas matosi. Nežinau, jį tampo, netampo, bet manau į UK ir naują ar naudotą rasti nesunku. Čia manau, kad netgi gal kokiai signedai būtų. Tokie reikalai. Einu nuiminėti traukiu. Ir ką aš galiu pasakyti? Reikalų kaip kiaulė papjovus. Žodžiu, gavau detalės, dabar papasakosiu vieną dalyką. Kad aš esu durnius. Aš supratau, kad man va šitos va detalės iš viso nereikėjo keisti, todėl kad aš galėjau tiesiog traukę atsisukti ir įsisukti naują ir nereikėtų keisti angalio. Bet aš jį sulaužiau, nukaliau, nupirkau naują ir jau važiuodamas atgal, aš nupirkau, grįžau čionais ir pasižiūrėjau, kad man vairo traukė netinka. Tada važiavau dar naujos kitos vairo traukės ir važiuodamas salone guli man tą traukę, tiksliau angelis. Ir aš toksai galvoju, blemba, o kodėl aš taip pasielgiau? Kartais reikia labiau priekį pagalvoti, bet yra kaip yra. Nieko tokio, nieko blogo tame nėra iš tikrųjų. Todėl, kad realiai tiesiog pakeisim į naują vairo traukės angelį. Kuris gal šitas ir galimai buvo kažkiek pažeistas, po manęs tai tikrai jis buvo pažeistas. Tokios naujienos ir dabar einu ruošti vairo traukės angelį ir Volvo galima bus nuleisti ant ratų ir jinai jau bus, taip sakant, vairuojama. Yra dar kitų niuansų, kuriuos pastebėjau, radau ir jau su šrotu susirašiau, tai galėsiu nueiti parodyti. Pasirodo, yra linkęs kelmas arba amortikas ir dabar kelmo viena iš dalių trinasi į amortiką. Tai greičiausiai reikės viso kelmo. Tai paklausiu, ar turės. Man pasakė, raisi. Man čia maždaug, nes vis tiek mašina važiuosi su vedimu. Gerai, insuksim ant unubuliukų ir viskas. Tada šitas šmaukšt ir viskas. Taip, pasikėlėme automobilį. Čia montame vairo kolonėlę. O štai čia yra va tas kelmas, va šita dalis vadinama. Ir dabar, jeigu pasukt, tai net girdis metalo garsas ir va, kas lieka. Tas nėra labai gerai, bet, sutvarkysime. Viską padarysime. Dabar einu, oi blemba. Žinot, ką pamiršau padaryti? Gumą uždėti ant vairo traukės. Taip, reikia vėl viską išardyti ir vėl viską per naują surinkti. Tai einu, tai ir padarysiu. Galiu parodyti truputį atliktų darbų. Vairo traukė, angelis, guma vietoje ir ką, ratai jau realiai sukasi nuo vairo. Šiandienai manau tiek, todėl kad iš tokių einamų darbų, ką reikėjo pasidaryti, kad Volvo stovėtų ant ratų ir būtų vairuojama, kad galima būtų ją krauti ant ralų ir vežti pas kėbulininką. Rytoj važiuoju detalių, detalės vešiu tiesiai nupirkęs pas kėbulininką ir tada kitą dieną atvešiu jam Volvo. Brač. Mūsų buvo galutinis statymas didžiausias, bet pardavėjas nori 3000. Mes turime progą apsispręsti, ar mes norime jam pasiūlyti daugiau, ar nenorime pasiūlyti daugiau. Atvyko. Taip atrodo negu tavo. O kodėl pasitoks veidrodėlis? Kodėl pas mane plasmasininis? Jie vieni ėjo su plasmasiniais, kiti su metaliniais. Tai čia kur ponai šitose gamyklose buvo su chrom? Jo, mandri žmonės su chromuotais važinė. Viskas ir veidrodėlis nukeliuotas. Gerai, o ką jūs su juo darėt? Bandėm restauruoti. Kas nepavyko? Šiaip viskas pavyko gan neblogai, po dažymo turbūt jau kelinta žiema stovi. Bet čia beveik niekas nesiskiria.
Jo, nu čia šiaip gražiau negu pas mane. Nu, ta prasme, mes, nieko, viską, ką keitėm, viską originaliom dalim. Tai iš Litlados pirkote, ne? Man atrodo, Kaune kitokia yra parduotuvė. Ne, mes iš turgaus turgų yra, kur Aleksoto nuo senų laikų. Sėdinės čia persiutos. Ne, Ne. originalios. Tai čia jaučiu avangardas, tipo, jeigu Mersas būtų tarp žigulių, žinai. Kažkur tepaliukas biški bėga, ne? Ar čia bėgo? Nepasakysiu. Nes ant traverso... Matau. O kodėl nebenori nieko su juo daryti? Stereo. Nebekyla rankas? Kyla jau daugiau. O ką jam dar reikia daryti? Nieko sėsti ir važiuoti bandyti. Aš žiguliu tai Šitą mašiną sėsti ir važiuoti. Jo, supranti, bestovint būna, kad pradeda birėti, tai... Nu šies biški net maloniau liest atrodo. Ne, nu tai ko tu nori, čia rida dvigubai mažesnė. Čia 2 štukių ridos pas mane Ken 9. Šitas žigulys yra pirktas iš Žemaitijos pusės, turbūt Iš Pakruojo. iš Pakruojo. Buvo pas senuką ir jisai stovėjęs ilgą laiką ir kaip ir ta rida, kaip ir tikra. Buvo 15 metų stovėjęs garažė šiltam vėdinamam. Čia 2 poros raktų pas jį yra. Tu manai, Vaiką daugiau. manai sunku padaryti jam raktą? Palauk, benzo pasičiulpimo neištraukė, bet užsikūrė. Mano taip nebūtų užsikūręs. O koks čia variklis skaitosi? 1-3. O kodėl sankaba tokia įdomi? Jinai tokia nenori iš karto atšokti. Rodos nuo stovėjimo. Čia O galima aš į priekį pavažiuosiu? Nu, tepaliukų balučių nėra, jau geras ženklas. Man atrodo, ar visai kitokių garsų motoras dirba. Kelintų metų šitas? Bliam, šitas senesnis metų. Kaip taip gali būti? Oho, neuždėjo bumbulo šito. Čia antikorozinio žymės. Čia pertepta deduko. Iki 2.5 tech apžiūra. Toks savo vaizdelis. Bliambus tokių tai ir iki Berlyno galima nulėkti. Diskai nauji, kaladės naujos, į sankabų cilindrukas naujas, stabdžių cilindas naujas. O tai negaila parduoti? Man tai jau net ir daryti nekilo noras. Aš galiu biškį čia prasilėkti? Gerai, lėkiu. Auris savo natūralioje aplinkoje. Kažkas barška dešiniai pusėje pakaboj ir taip normaliai barška. Tikras pirkėjas. O ratų suvedimo nedarėt? Nes vairas stovi šleivai ir tokia biškį paplaukio. Nebuvo tik kokį bordiūrą įslydęs jo? Nori apkaltinti jaunuolį chuliganiškų Ne, jokių būdų. Nuo stovėjimo matyt valytuvai biškį užkirmyje. Ir pečius matyt buvo nuo stovėjimo užkirmyjas, nes pradėjau važiuoti, pradėjo atsigaudinėti. Ne viskas. Ką, žigulys kaip žigulys? Jisai iki stogo, iki va čia vadažytas tipo? Ne, visas. Ai, visas dažytas? Visas, ne. Eina, mes pasitarsim. Nu, jisai važiuoja visiškai kitaip negu mano važiuoja. Jisai tikrai geresnis. Aš manau, kad jį, biškį palaukus už 2 įmanoma parduoti, nes žinant dabartinės žigulių kainas, jisai pastovės mėnesį, 2, 3, 4, bet jisai parsiduos. Techas į 1,5 metų, viskas kaip ir yra, jam nebegalima ant lauko stovėti. Aš namo, o tu kaip nori su juo grįžti. O, ne, bet dar yra nesąmonė ant kiemo. Mes apsisprendėm. Tuos pinigus ir važiuoja. Gerai? Ilgai netrukom. Ai. Nu ir ką tu dabar galvoji? Kakė makė. Bet tai gerai, ką, ventiliatorius neįsijungia? Nu, čia nuo stovėjimo, viskas normalu, šitą. Tu manęs negydyk čia su savo žiguliais. A dar su Ignu galvojom, minutę atgal paleis žigulį į nuomą. Bet tai tu įsivaizduoji vestuvėm, kaip gerai jis eitų. Bet tai man labai nepatinka spalva pati aušinimo. O kodėl kakava? Buvo senas. Tau traliuko numerį atsiųs? Tai prilėk žodžius savininkas. Buvęs. Kaip ir veikiantis, bet... Ai, bet žiūrėk dabar net žarną kaip sutraukė. O kodėl taip sutraukė? Čia labai įdomu sutraukė. Nu čia kaip ir viskas tvarkoja. Vandens... Tai gali būti dėl to, kad senas antifrizas užputojo ir kad su vandeniu, gal rūdžių biškį yra. Buvo kažkada įpilta. Čia stovi. Einu rankų plaut. 15 minučių žigulio savininkas. Iš karto karma pasiėmė mane. Man tas solo, bet kokiu atveju reikės, ne? Nu ir va, dabar iš išsiplėtimo bakelio bėga į ten. Aš manau, kamštelėje problema. Bandyk kur. Aišku, reikėtų vandens kažkaip tai pilti. Temperatūra nukrito. Viskas okei, reikia bandyti dangtelį atidėti.
ką tik įvyko fiasko su Žiguliu. Žodžiu, mes realiai nuvažiavom kiek 200 metrų. Sustojau, kad pasiskambinti Šrotui, nufilmavau story, kad žegas, ledynys, viskas gerai ir jisai apsisisiojo. Jisai matyti nustovėjimą arba su radiatorium kažkas, arba su ventiliatorium, bet greičiausiai su ventiliatorium, todėl kad ventiliatorius neįsijungia. Ir, žodžiu, atvažiavo savininkas žego. Aš tiesiog negaliu su tokia mašina važiuoti į Vilnių. Tai mes tiesiog susitarėm, kad jie pasižiūrės, kas tai mašina yra ir kad mes greičiausiai grįšim jos, kada jinai jau visiškai pilnai bus važiuojanti. Kažkokia tai... Ne, aš geriau patylėsiu. Ir šiandienos rytas mano prasidėjo nuo to, kad važiuojam į Jonavą su Vytuku ir važiuojam parsivežti Volvo XC90 dalių. Susirenku detalės ir greičiausiai visas dalis iš karto vešiu pas kėbulininkus. Tiesiog nėra tikslo vežtis iki garažo ir po to vėl pas kėbulininką. Ir reikia susiorganizuoti traliuką, kas nuvežtų mašiną pas kėbulininką. Truputis naujienų, detalės jau su manim keliauja. Dabar yra kelionės tikslas Alytus. Šiandien sakyčiau tokį įdomų ratuką suku. Vilnius, Jonava, Alytus, Vilnius. Dabar važiuoju, palieku detalės ir kitas darbas, ką reikia padaryti, tai surasti traliuką, kuris nuvežtų mašiną į Alytų. Ukmergėlės. Aš pradžiai pagalvojau, kad aš blogai matau. Čionais yra Ukmergėlės. Matai? Ir aš galvojau pradžiai, kad tiesiog kombairio paskui Ukmergėlės, o ne Ukmergė. Floristikos studija. Karačiai, po gimtadienio nesuprasi bairį. Supūvusi, paviekas, lavonų. Kiaurai pirštas lenda. Šis spoileris gali reikšti kažką, kad pas ją yra kokių nors vožtuvų daugiau ar dar kažko. Numeriai šitie be tarpos senųriška. Aš šiandien tiesiog pasirinkiu iš manęs kamerą, aš šiandien negaliu kalbėti. Nežinau, kas čia bandė į spalvą pataikyti, bet ženkliai nepataikė į spalvą. Puikus inžinierinis sprendimas. Man atrodo, šitas bulkas tiesiog įsidėdavo posūkis, nes net neprisisuka. Čia pelytės įkanda. O kas čia? Man labiausiai kolonėlės kokios patinka. Čia ir ten. Ypač avarijos metu turėtų būti ypač saugu jaučiu. Šiaip gal negražu taip daryti, bet užrakinta. Ne, žinai, kaip šitą mašiną reikia pirkti. Tai aš to parodysiu. Amortikas gera. Cifravičiokas. Eik tu. Bliamu, bet ten rimta tokia atrodo. Alpina bus kokia. Man atrodo, nuo Face'ovo yra uždėtas. Aš kainą iškart sutariau. Jinai turi dar techą iki gegužės mėnesio. Jie norėjo 5 PM, aš sutariau už 400. Su ją važiuosi dar prasivažiuoti, ar ne? O čia karburatorius ar įpurškimas? Manau, karburatorius. Labą dieną. Kažkas bandė pavogti? Čia buvo, kaip to pasakyti, iš babutės, pirkam pensininkės. Ar jūs jie turit? A? Kiek metų kokie? Metų. Ir, nuvažiavo ant kapinių, piniginė buvo palikus ant sėdinių. Ir kažkas bandė iškrapštyti? Ir iškrapštė. Ai. Ir paskui atnešė visus dokumentus, viską. Čia ne karburatorius, čia jau tas skrabas, man atrodo, ar kaip čia vadinamas. Bet plauk, čia 4 cilindrų, čia 1.8. Jo, va, visą problemą. Tai čia tokia? O tai man paklaus, kas tau pasakyti. Ne, čia nebuvo. Kas įdomiausia, kad jinai yra net jaunesnė už Žigulį, jinai yra 88 metų. Žigulį? 89. Sėskit, prasivažiuokit. Šildo normaliai? Viskas puikiai. 5 peredačios. 5. Visos veikia. Visas puikiausias. Išbandyta. Todėl, kad kol benzinas baigsis. O tai kada iš baigsis? Kada jūs planuoja baigti? Roda. Rodo. Raudona. Kiek čia dar galima kilometrų su tokiu raudonu? Ai, dar pravažiuoja. Oi, 100 be vargo. Nu labai maloniai važiuoja. Aš tau sakau. ABS-o nėra. Ne. Oi, birželio techas. Jinai dabar priregistruota jūsų vardu, ne? Jo. SDK kodai viskas yra. Jo, viskas yra. Gerai. Tai ką mes ten, kiek sutarėm už ją? 400? Jo. Tai žinokit, net nesiderėsiu. Ką tu sakai, man 5, blem? Ne. Norėjo 5, aš iš karto pasiūliau 400, tai nusiderėjom. Bet aš manau, nepralošia, žinok, tikrai. Ne, aš žinokit, tai man atrodo, važinėsiuos ir džiaugsiuos. Ir dar ilgiau. Kas yra kur toks liūdnas? Džiaugiesi, kad važiuosi su ją į Vilnių? Čia, einam pildyti dokumentą. Važiuojam. Bet važiuojant kažkaip įstrižas labai vairas. Bet tais metais matyti taip saugumą man labai daug pasitikėjimo duoda. Štai apmušalai su užrašais airbag. Tai rodo, kad automobilis turi saugos pagalves. Čia kažkur sukam, kažkodėl posūkį nepamiršti. Labiausiai
labiausiai ko gaila, kad negaliu pasakyti, kuri mašina smagiau važiuoja plentu, ar Citroenas, ar Žigulys, ar Audi. Todėl, kad Citroeną parvarė mano draugė, o Žigulio nesu vairavęs. Kol kas Audi smagu. Važiuojant prasidėjo lietus ir testuojam valytuvus. Tobulai valo. Vilnius pasiektas, jau esu netoli garažo, bet žinot, kas keisčiausia, kad kūras nelabai pakrito. Įdomu, ar meluoja, realiai nedaug suvartojo to kūro. Įdomu. Bulka pasiekė namus, garažą, palieku ją ir varau toliau. UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų.